And it's not breaking Lithuanian culture or Russian culture. Ir tai nėra apie tai, kaip jis ateina į lietuvišką, rusišką kultūrą. It's actually breaking our own personal culture. Bet tai, kaip jis ateina į kiekvieno iš mūsų asmeninę kultūrą. And when we're able to break our own culture and go towards God's culture, Ir kai mes patys negalime išsilaisvinti iš savo kultūros ir artėti prie Dievo, we can unleash God's grace and power in the world. mes tada galime, kai tai sugebame padaryti, tada mes galime atskleisti Dievo garbę ir šlovę pasaulyje. You know, as a congregation, would we like to heal others? Mes tampame bendruomenę, kuri gali teikti išgydymą kitiems. Feed those that are hungry? Galime pamaitinti tuos, kurie alksta. Save lives? Galime išgelbėti žmonės. Grow our church? Galime augti kaip bažnyčia. And even hear God talk to us. Ir išgirsti, kaip Dievas kalba su mumis. It takes us to break our own culture to get closer to God. Tam, kad mes galėtume artėti prie Dievo, mums reikia išsilaisvinti iš savo pačių kultūros. So I can give some personal things that I have to break. Aš norėčiau paminėti keletą tokių dalykų, iš kurių man pačiam reikia išsilaisvinti. In a Japanese culture that I grew up in, Japonų kultūroje, kurioje aš užaugau, when you enter someone's home, kai ateini pas kažką tai svečius, you would take off your shoes. reikia nusimti batus. And that would show respect. Ir tokiu būdu aš parodyčiau pagarbą. And if you didn't take off your shoes, that was very bad manners. Ir jeigu nenusiauni pas kažką atėjęs, tai reiškia, kad esi neišauklėtas, nemandagus. So if I had guests that didn't know that cultural rule, Jeigu pas mane ateitų svečių, kurie nežinotų tokių taisyklių, and I was mad because they were breaking my rules, aš supykčiau, nes jie laužytų mano taisyklės. how could I accept them? Ir kaip tada galėčiau juos priimti? So I had to break that rule. Man teko pasulaužyti tą taisyklę savo gyvenime. Another example is my wife is Hispanic. Kitas pavyzdys būtų tai, kad mano žmona yra Lotynų amerikietė. They love to hug people. Ir jie dažnai apkabina žmonės. And it was very uncomfortable for me. Ir man tai buvo labai nejauku. So when I would see her relatives, they all want to hug. Tai kai aš susitinku su jos giminėmis, jie visi nori mane apkabinti. And if I didn't give them a good hug, Ir jeigu aš jų stipriai neapkabinčiau, it hurt their feelings. juos stipriai žeisčiau. So in order for me to show God's love, I had to hug them. Todėl, jeigu norėjau parodyti jiems Dievo meilę, man teko išmokti juos apkabinti. I had to break my culture. Aš turėjau išsilaisvinti iš savo kultūros. Here's an interesting one. Dar vienas įdomus pavyzdys. It suggested that God would like us to pray before every meal. Sakoma, kad Dievas norėtų, kad mes palaimintume kiekvieną kartą, kai valgome. As a Christian, that was kind of odd at first. Kai tapau krikščioniu, tas iš pradžių buvo keista. But this is what God told me. Bet štai, ką Dievas man pasakė. It demonstrates obedience to me. Tai tokiu būdu tu parodai savo paklusnumą man. It shows that you're a Christian. Ir tokiu būdu parodai, kad esi krikščionis. It opens the doors for people to ask you, why are you praying? Ir tada žmonės tavęs gali klausti, kodėl tu meldiesi. Even some people, when I've started praying, they would ask me, can you pray for me also at the restaurant? Ir kai aš pradėjau tą daryti, žmonės netgi restorane manęs sustodavo paprašyti, kad aš pasimelščiau už juos. That's how breaking my culture to God's culture Ir tai yra vienas iš pavyzdžių, kaip aš turėjau išsilaisvinti iš savo kultūros, kad priimčiau Dievo kultūrą. unleashes God's power, because when we pray for somebody, what happens? Ir, tokiu būdu galima atskleisti Dievo šlovę, nes kasgi nutinka, kai mes meldžiamės už kitus. God says when two or more pray, Dievas sako, kai vienas, du ar daugiau meldžiasi. He works within us to answer them. Jis veikia mumyse tam, kad atsakytų tas maldas. I'm going to use a couple of parables in the Bible to explain this.
Norėčiau apie tai pakalbėti, pasiremdamas keliais palyginimais iš Biblijos. Let's go to Matthew 15, verses 1 through 9. Atsiverskime Mato Evangeliją 15 skyrių 1-9 eilutes. Then some Pharisees and teachers of the law came to Jesus from Jerusalem and asked, okay, why do your disciples break the tradition of the elders? They don't wash their hands before they eat. And Jesus replied, and why do you break the command of God for sake of your tradition? For God said, honor your father and mother, and anyone who curses their father and mother is to be put to death. But you say that if anyone declares that you might have been used to help their father or mother is devoted to God. They are not to honor their father or mother with it. Thus you nullify the word of God for the sake of your tradition. You hypocrites, Isaiah was right when he professed about you. These people honor me with their lips, but not their hearts, and far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. Mato Evangelija 15 skyrius nuo 1 iki 9 eilutės. Kartą prie Jėzus prisiartino rašto aiškintojai ir fariziejai iš Jeruzalės ir paklausė, kodėl tavo mokiniai laužo prosenių paprotį? Jie prieš valgį nesimazgoja rankų. Jis atsakė, o kodėl jūs laužote Dievo įsakymą dėl savojo papročio? Juk Dievas yra pasakęs, gerbk savo tėvą ir motiną, ir kas keikia tėvą ar motiną, mirti ten numiršta. O jūs sakote, kas pasakė tėvą ar motinai, tebūnie dovana šventyklai, ko turėčiau tavęs iššelpti, tas gali nepagerbti tėvą ir motinos. Taip jūs nekeis verčiate Dievo paliepimą dėl savojo papročio. Veidmainiai. Gerai apie jūs pranašavo Izaijas. Ši tauta šlovina mane lūpomis, bet jo širdis toli nuo manęs. Veltui jie mane garbina, mokydami žmonių išgalvotų priesakų. Then Jesus further said in Matthew 10 and 11, Jesus called the crowd to him and said, listen and understand, what goes into someone's mouth doesn't defile him, but what comes out of their mouth is what defiles them. Ir tuomet Jėzus toliau apie tą kalbą 10 ir 11 eilutėje sakydamas, klausykite ir supraskite, ne kas patenka į burną suteršia žmogų, bet kas išeina iš burnos, tai suteršia žmogų. You see, the Jewish culture was so ingrained with man's law that it started to override God's law. Matote, su žydų kultūra nutiko taip, kad jie tiek įsigalėjo žmogiškai papročiai, žmogiškoji kultūra, kad jie tapo svarbesni už Dievo kultūrą. So washing the hands was a tradition. Tad nusiplauti rankas buvo viena iš tokių tradicijų. Just like taking off your shoes. Panašiai kaip nusiauti atėjus į namus. What's even worse is we all know that the Jewish culture eats kosher meat. Na ir be to mes žinome, kad taip pat, kad žydams yra būdinga košerinė virtuvė. In fact, in the same story, but in Mark 7:14 through 23. Morkaus Evangelijoje, kai yra pateikiama ta pati istorija. Jesus adds to the story. Jėzus dar priduria. And again, Jesus called the crowd to him and said, listen to me, everyone, and understand this. Nothing outside a person can defile them by going into them. Rather, it comes out of a person that defiles them. After he left the crowd and entered the house, his disciples asked him about this parable. Jesus answered, are you so dull, he asked, don't you see that nothing that enters a person from the outside can defile them? For it doesn't go into the heart, but into the stomach and then out of the body. And by Jesus saying that, he declared that all foods were clean. Taigi, Morkaus Evangelijos 7 skyriuje, kai yra pasakojama ta pati istorija, Jėzus dar priduria. Vėl sušaukęs minią, Jėzus kalbėjo, paklausykite manęs visi ir supraskite. Nėra nieko, kas iš lauko įėjęs į žmogų galėtų jį sutepti.
Žmogus sutepa vien tai, kas iš žmogaus išeina. Kai sugrįžo nuo minios į namus, mokiniai ėmė klausinėti apie palyginimą. Jis sako, nejaugi ir jūs esate be nuovokos? Argi neaišku, kad visa, kas ateina į žmogų iš lauko, negali jo suteršti, nes nepatenka į jo širdį, bet į vidurius ir išeina laukan. Taip jis paskelbė visus valgius esant švarius. So you see, if we don't change our culture or our traditions, Tad matote, kad jeigu mes nepakeisime savo kultūros ar savo tradicijų and hold on to the law or hold on to our culture, ir pasiliksime prie savo įstatymų, prie savo kultūros, we don't have the ability to do God's work. mes negalėsime atlikti to, ką Dievas yra mums pavedęs. So we need to change inside Mes turime pasikeisti iš vidaus. our heart. Mūsų širdis turi pasikeisti. In fact, this is the definition of grace. Ir būtent tai yra malonės apibrėžimas. Grace is the love for people who don't deserve or need it. Malonė tai meilė žmonėms, kurie nenusipelno jos ar kuriems jos nereikia. And that is what God provided us when He sent Jesus to die on the cross for us because we didn't deserve it. Ir, būtent tai ir yra, kai Dievas atsiunčia savo sūnų, kad jisai numirtų ant kryžiaus už mus. Mes to nenusipelnome. Would we all agree that God is love? Juk sutiktume visi, kad Dievas yra meilė. And we are to be like His image. Ir mes turime būti jo atspindžiai. So what is love? Tad kas yra meilė? What does it look like? Kaip ji atrodo? Is it a show of emotions? Ar tai kažkokia emocijų išraiška? Is it a smile? Ar šypsena? Is it a hug? Apkabinimas? How about meeting people's physical needs? Ar galbūt, kai mes patenkiname kažkokius žmonių fizinius poreikius? Providing help, maybe someone's car is not working and you take them somewhere. Ar galbūt pagalba kitam, neveikia mašina ir mes padedame jiems. You see, when we start to show that, Kai mes pradedame taip, tą meilę rodyti savo gyvenimuose, that's how we show that God is in us and that we love. tokiu būdu mes parodome, kad Dievas yra mumyse ir todėl mes galime mylėti. But if our culture is to show sad face, Bet jeigu mūsų kultūroje priimta vaikščioti apniukus, to walk by somebody, praeiti tylomis pro kažką tai, to say, oh, I'm sorry about your physical need or your problem and don't offer. ir ar pasakyti, apgailestauju, kad tau taip čia negerai nutiko ir nieko daugiau nedaryti, Because that's our culture. nes tai dalis mūsų kultūros. Is it our culture or is it God's culture? Kam mes paklūstume, savo kultūrai ar Dievo kultūrai? So if it's not our culture, we have to change it and we have to change towards God's culture. Jeigu tai nėra dalis mūsų kultūros, tuomet mūsų kultūra turi pasikeisti, kad ji taptų panašesnė į Dievą. I'm now going to read from John 9:1-7. Norėčiau perskaityti ištrauką iš Jono Evangelijos 9 skyrius nuo 1 iki 7 eilutės. As he went, he saw a blind man from birth, and this is referring to Jesus. His disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Neither this man, Jesus replied, neither this man nor his parents sinned. But this happened so that the works of God might be displayed in him. As long as it is day, we must do the works of him who sent me. Night is coming when no one can work. While I am in the world, I am the light of the world. And after saying this, he spit on the ground, made some mud with his saliva, and put it in the man's eyes. Go, he told him, wash in the pool of Siloam. So the man went and washed and came home seeing. Jono Evangelija 9 skyrius nuo 1 iki 7 eilutės. Eidamas pro šalį, Jėzus pamatė žmogų, aklą gimusį. Jo mokiniai paklausė, Rabi, kas nusidėjo, jis pats ar jo tėvai, kad gimė neregys? Jėzus atsakė, nei jis nenusidėjo, nei jo tėvai, bet jame turi apsireikšti Dievo darbai.
Man reikia dirbti darbus to, kuris mane siuntė, kolei diena. Ateina naktis, kada niekas negali darbuotis. Kol esu pasaulyje, esu pasaulio šviesa. Tai taręs jis pjovė žemę, padarė purvų iš seilių ir patepė neregio akis. Tada tarė jam, eik ir nusiplauk Siloamo tvenkinyje. Išvertus Siloamas reiškia siųstasis. Tasai nuėjo, nusiplovė ir sugrįžo rengintis. I want to focus on where it said that Jesus spit moreover with saliva. Aš norėčiau pažvelgti tai, kad Jėzus, spjovė ant žemės ir padarė iš seilių ir purvo, purvą. Because Todėl, kad in the Jewish culture, it was very disgusting and disgraceful for you to spit. Nes žydiškoje kultūroje spjaudytis buvo, labai šlykštu. And there's kind of different kind of spit. Ir galima įvairiai nusispjauti. Right? We can go. Galim tiesiog. But saliva is really disgusting. You go. Bet, jeigu mums reikia seilių, tai mes turim atsikrenkšti ir tada nuspjauti. The man was blind. Žmogus buvo aklas. So Jesus let him know that he spit by bringing the saliva. Bet Jėzus jam, kaip ir parodė, kad jisai nusispjauna. And by making the mud and healing him, he showed that broke culture. Ir tai padarydamas, jis sulaužė kultūrą. So it wasn't about the tradition of disgust. Neina kalba apie tai, kad tradiciškai tai, ką jis padarė, būtų šlykštu. Jesus was trying to show that through God's love, anything could happen, even healing blind. Jėzus norėjo parodyti, kad Dievo meilė gali padaryti viską, netgi išgydyti aklą. But this story has a second tradition of culture breaking. Bet šitoje istorijoje mes randame ir dar vieną pavyzdį, kaip yra sulaužoma kultūra. Now we go to the church tradition and elders, the Pharisees. Dabar pasižiūrėsime į religinę tradiciją vyresniųjų ir fariziejų. So in verses 13 through 16. Pažiūrėkime į 13 iki 16 eilutes. They brought to the Pharisees the man who had been blind. Now the day on which Jesus had made the mud and opened the man's eyes was Sabbath. Therefore the Pharisees asked him how he had received his sight. He put mud on his hands. The man replied, and I washed, and now I see. Tuomet jie nuvedė buvusį neregį pas fariziejus, o toji diena, kai Jėzus padarė purvą ir atvėrė akis, buvo šabas. Fariziejai ėmė iš naujo jį kamantinėti, kaip jis praregėjo. Jis paaiškino, jis patepė man akis purvu, aš nusiprausiu ir dabar regiu. And in verse 17, some of the Pharisees said, this man is not from God, he does not keep the Sabbath. Ir tuomet 17 eilutėje kai kurie fariziejai sako, tas žmogus ne iš Dievo, nes nesilaiko šabo. So what do we believe? Ko mes tikime? We know Jesus is from God. Mes žinome, kad Jėzus yra atėjęs iš Dievo. We would want healing on Sabbath, wouldn't we? Mes patys norėtume būti išgydyti šabo dieną, ar ne? Let's heal our hearts. Bet visų pirma, mums reikia išgydyti savo širdis. I want to talk about another example of me, just on healing. Norėčiau pakalbėti dar šiek tiek apie tokį asmeninį pavyzdį, apie išgydymą. And it goes with God's rule of tithing. Ir aš norėčiau pakalbėti apie Dievo priesaką atiduoti dešimtinę. I had a hard time at one time thinking that all of my money is God and then I've got to give 10%. Man buvo sunku vienu metu susivokti, kad visi pinigai, kuriuos aš turiu, yra iš Dievo ir kad man reikia atiduoti 10% nuo to, ką turiu. But I found Bet supratau,
what I give to the church. Kad tai, ką atiduodu bažnyčiai, The church does many miracles. su tuo bažnyčia gali padaryti daugybę stebuklų. They provide medicine for people. Nuperka vaistų sergantiems, They provide food for people. pamaitina. I may not see it, Aš pats galbūt to nematau, but the medicine may heal somebody and save their life. bet su tais vaistais, kuriuos bažnyčia nupirko, kažkas gali pagyti ir tai išgelbės jų gyvenimą. So by following God's laws, Sekdamas Dievo priesakais, I'm able to heal. aš galiu kažką išgydyti, I'm able to feed. aš galiu kažką pamaitinti, I'm able to do all of God's work aš galiu prisidėti prie viso Dievo darbo, by following God's laws, sekdamas tuo, ką Jis sako, by love. mylėdamas. I'm going to conclude on this last part from the Apostle Paul. Norėčiau užbaigti kalbėdamas apie apaštalą Paulių. And it's a way that we can live our lives. Ir jis mums duoda pavyzdį, kaip mes patys galime gyventi. So I'm going to read Romans 12, 1 through 2. Norėčiau, kad pasižiūrėtume į laišką romiečiams nuo 12 skyrių nuo 1 iki 2 eilutės. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Then we will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Romiečiams 12, 1 ir 2 eilutės. Dėl Dievo gailestingumo raginu jūs, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį garbinimą. Ir nemėgdžiokite šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujinkite savo mąstymą, kad galėtumėte suvokti Dievo valią, kas gera, tinkama ir tobula. See, Paul verifies that we must change our culture for us to renew our mind. Paulius patvirtina tai, kad mes turime pakeisti savo kultūrą ir kad galėtume tą padaryti, mums reikia atnaujinti savo mąstymą. Moreover, Be to, Paul adds and talks about love now. Paulius kalba apie meilę. In verses 9 through 16, Nuo 9 iki 16 eilutės tame pačiame skyriuje. love must be sincere. Hate what is evil. Cling to what is good. Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor, serving the Lord. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Share with the Lord's people who are in need. Practice hospitality. Romiečiams 12, nuo 9 iki 16. Meilė tebūna be vaidmainystės. Bodėkitės pikto, laikykitės gero. Nuoširdžiai mylėkite vieni kitus brolišką meilę. Lenktyniaukite tarpusavio pagarbą. Nebūkite apsileidę, bet uolūs karštos dvasios tarnaukite viešpačiui. Džiaukitės viltyje, būkite kantrūs varge, ištvermingi maldoje. Rūpinkite šventųjų reikalais, puoselėkite dvasingumą. And he adds in 14, bless those who persecute you. Bless and do not curse. Rejoice with those who rejoice. Mourn with those who mourn. Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. Ir jisai dar priduria, laiminkite savo persekiotojus, laiminkite ir nekeikite. Džiaukite su besidžiaugiančiais, verkite su verkiančiais. Sutarkite tarpusavyje. Nesiverškite prie aukštų dalykų, bet pasitenkinkite kukliais. Nelaikykite savęs išmintingais. And this is where Paul really breaks us and starts to really think about love. Štai čia Paulius mums iš tikrųjų meta rimtą iššūkį ir pradeda kalbėti apie meilę.
And it was very hard for me. Ir man tai buvo labai sunku. In verse 19, 19 eilutėje. do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath, for it is written, it is mine to avenge, I will repay, says the Lord. On the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Do not overcome by evil, but overcome evil with good. Nekeršykite patys, mylimieji, bet palikite tai Dievo rūstybei. Juk parašyta, mano kerštas, aš apmokėsiu, sako Viešpats. Verčiau, jei tavo priešininkas alksta, pavalgydink jį. Jei trokšta, pagirdink jį. Taip darydamas, tu krausi žarijas ant jo galvos. You see, if we have faith in God and we have faith in love, tremendous miracles happen. Matote, jeigu mes pasitikime Dievu, jeigu pasitikime meilę, gali atsitikti neįtikėtini dalykai. I'm going to use, during the Romans, when Catholicism and when Christianity start to spread back in 300 AD. Norėčiau pakalbėti apie pačius pirmus amžius, kai krikščionybė ėmė plisti, maždaug po 300 mūsų eros metų. There was several huge plagues. Tuo metu siautė maras. And in that tradition, if you were sick, your kids, your wife, you threw them out and closed the door and don't let them come in. Jeigu susirgdavo kažkas iš šeimos narių, motina, tėvas, vaikai, tokius išmesdavo į gatvę ir nebetidarydavo jiems namų durų. But the Christians, O krikščionys they took them in. priimdavo juos į savo namus. Some Christians died. Kai kurie krikščionys dėl to ir mirė. Some of the people who were sick died. Kai kurie iš sergančiųjų mirė. But guess what God did? Bet žinot, ką Dievas su tuo padarė? Those who took in the sick. Tuos, kurie priimdavo sergančiuosius. Do we know what an antivirus is? Ar žinot, kas yra antivirusai? They didn't know it at that time. Jie tuo metu apie tai nežinojo. But the people who took in sick got stronger and healthier. Tie žmonės, kurie priimdavo sergančiuosius, jie patys tapdavo atsparesni ligoms ir sveikesni. And so the Christians that were taking them in that survived was even more healthier. Tad tie krikščionys, kurie priimdavo sergančiuosius savo namus ir patys neužsikrėsdavo, jie tapdavo dar atsparesni ligoms. Because they took in the sick that nobody wanted. Nes jie į savo namus priėmė tuos sergančius, kurių niekas nenorėjo priimti. And they showed God's love. Ir jiems parodė Dievo meilę. And God delivered them. Ir Dievas juos išgelbėjo. In fact, they went from 80,000 Christians to over 60 million. Ir nuo 80 tūkstančių krikščionių jų skaičius išaugo iki 60 milijonų. Because of this act of love. Dėl to pasiaukojančio meilės darbo. And changed the heart of the Roman Empire. Ir tokiu būdu krikščionis pakeitė Romos imperijos širdį. See, God has a plan for all of us, everyone in here, to glorify Him and change the culture in ourselves so we can do something. Matote, Dievas kiekvienam iš mūsų turi planą, kaip mes galėtume jį pagarbinti, bet jis nori pakeisti mūsų kultūrą, kad mes galėtume tai padaryti. In fact, Paul adds in Romans 12:3-8. Tiesą sakant, laiške Romiečiams 12 skyriuje, nuo 3 iki 8 eilutės, Paulius turi šį bei tą pridurti. For the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself in somber judgment, in accordance with the faith God has distributed to each of you. For just as each of us has one body with many members, and these members do not have all the same functions, so in Christ we through many form one body, and each member belongs to all others. We have different gifts,
according to the grace given to each of us. If our gift is prophesizing, then prophecy is in accordance with your faith. If it's serving, then serve. If it's teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. Dėl man suteiktos malonės, aš raginu kiekvieną iš jūsų nemanyti apie save geriau, negu dera manyti, bet manyti apie save blaiviai, kiekvienam pagal Dievo duotąjį mastą. Juk kaip viename kūne turime daug narių ir visi nariai atlieka net tą patį uždavinį. Taip ir mes, daugelis, esame vienas kūnas Kristuje, o pavieniui vieni kitų nariai. Turime įvairių dovanų, dėstis kokia malonė mums suteikta. Kas turi pranašystės dovaną, tegul ją naudojasi laikydamasis tikėjimu. Kas turi dovaną tarnauti, te tarnauja. Kas mokyti, te moko. Kas paraginti, tegul ragina. Kas dovana šelpti, tegul šelpia dosniai. Kas vadovauti, tegul vadovauja rūpestingai. Kas dovana gailestingumą darbams, tegul pagelbėja kitiems su džiaugsmu. So how do we change Lithuania? Tad kaip galime pakeisti Lietuvą? How do we change Klaipėdą? Kaip galime pakeisti Klaipėdą? How do we use God's power so we can save the sick, feed the hungry, heal one another? Tad kaip mes galime parodyti tą Dievo jėgą, kad galėtume pamaitinti alkanus, išgydyti ligonius, padėti vienas kitam? Let's break our culture, Sulaužykime savo kultūrą, whatever our hang-ups are. kad ir kas tai bebūtų. Do God's culture. Pakluskime Dievo kultūrai. Love. Mylėkime. Love. Mylėkime. And be obedient. Ir pakluskime. God bless you. Palaiminęs Dievas.